2009 metai gruodžio 5 diena. Šventas vardas iš tikrųjų yra nuostabus. Tai yra nepaprasta vibracija ir dar kartą tai kažkokį tai šešėlį šitos šventos vibracijos patyriau, kada iš tikrųjų į galą džapas jo kartuojant. Ir iškėjo kaip visą laiką, kada protas yra sutelkiamas į garsą, tada ir girdisi daugiau mažiau garsas. Kada protas yra nurimsta. Tada pasijaučia labai pasijaučia ramybė ir tarsi kažkas viduje nušvistų. Tarsi šviesa prasideda jaustis tokia viduje. Tai aš tai kaip suprantu yra, kada protas kyla į dorybės guną truputėlį, kai jisai aprimsta. Tada jis šviečia. Ir po to, jeigu klausai toliau, pradeda eiti intelekto pasaulis. Tada yra, aišku, dar protas tarsi bando tai kažką užmest, pagalvok apie tai, kažkokį vaizdą įkišti, garsą įkišti, ką matei, ką girdėjai, ką lėtėjai. Kaip sakant, dar jis kaip mašina, dar tas mąstymas nori veikti. Nes proto viena iš funkcijų yra mąstymas, vaizdinis mąstymas, garsinis mąstymas kvapais. Tai yra tokie visokiausi paveiksliukai eina, ar ten žodžiai, ką girdėjai, dažniausiai paveiksliukai su žodžiais, kas pasakė, kur buvo, jis kažką mėto. Bet jeigu toliau klausaisi į garsą, jisai visiškai net ir tos dalykus nustoja daryti ir jisai su malonumu klausosi. Ir nurimęs protas, kada klausosi, Hare Krishna, tu pradėjai tarsi girdėti kitą garsą, tos mantros, ne tik tai šitą garsą, kurį išgauna balso stygos, grubų garsą, bet tokį subtilų garsą. O subtilų reiškia labai švariai tą mantrą girdėti pradedi. Ir tada ateina intelekto pasaulis, intelekto, kada intelekto energija pradeda generuoti įvairiausias suvokimus ir atsakymus į klausimus. Tai intelektas įsijungia. Toj pakopai tu gali jau su intelektu kartuoti mantrą, užduoti klausimus ir gauti atsakymus. Tu gali sukaupti dėmesį į kažkokį objektą visatoje ir pamatyti jį, išgirsti jį, ar kažkaip kitaip gauti informaciją apie jį. Ir va ten vėl galima, kaip dažnai ir būdavo, susitelkti kažkokią būtybę ar dar kažkur. Bet jeigu vis tiek to nedarai, vis tiek girdi ir klausaisi ir kažkaip tai šiandien buvo toksai, taip jau buvo, kad vis tiek net klausimų nekėliau, net nebandžiau išsišaut kažko, ar tam pamatyti, ar pabendrauti su kažkokia būtybė, kad dar kartą įsitikime. Tiesiog klausausi garso, tik garso, ir jis išskaidrėjo, švarėjo, tas garsas švarėjo. Ir tik, ir tada tu grinai jauti, kad tu, kai tik garsą klausaisi ir protas nurimęs ir net intelektas jau nebesiblaško, nebegeneruoja kažkokių strategijų ar klausimų atsakymų, ar nenori niekur kitur susitelkti, bet įskyrus į kažkokią tik į garsą. Tada tu pajunti visiškai, stipriai pajunti, kad tu ne tik, kad šitas negrubus kūnas, bet tu ir ne protas. Tu pajunti švarų intelektą dorybės kūnui, kuris irgi šviečia. Ir kuris dorybės kūnui intelektas sutelktas
susitelkęs yra į laiko pilnai protą po savo kontrolę ir švariai girdėsi mantras vibracija. Ir va tuo metu, reiškia, einant į šitą lygmenį, kas buvo į galą, einant, kad pradeda jaustis tokia stipri šviesa sklindanti iš viršaus, reiškia, kaip ir kokia, kaip labai panašu, kai tunelio gale žmonės aprašo, kai mato šviesą, reiškia. Stipri šviesa, kuri yra anapus minčių, anapus vaizdų, anapus garsų, materialių, anapus kvapų ar skonių ar paviršių, anapus sampratų visokiausių, tai yra anapus proto ir anapus to aktyvaus intelekto, kuris linkęs analizuoti, kaip čia kas sudaryta, kaip čia ką daryti. Iškai tik tais yra tokia šviesa, bet tokia stipri galinga šviesa, kuri duoda labai didelį džiaugsmą iš labai giliai. Reiškia, ir jinai kaip grinai ta tikrai ta žodžio prasme, galima duoti palyginimą, tai yra kaip tarsi tu būtum, tarsi šviesa tunelio gale nepaprastai akinanti ir graži ir spindulinga. Ir net visas kūnas truputėlį net šilta pasidaro kūne, reiškia, net kūnas, net fiziniai platformai jisai tampa nušvinta ir netgi, kaip pasakyti, atrodo toks jausmas, kad šilčiau, netgi visas kūnas iššyla. Va, bet ta būsena yra tokia graži ir tokia laisva nuo bet kokių įvardinimų. Kažkokiu, tai ar čia vyras, ar moteris, ar tu čia kaime, ar tu mieste, ar tu tokiais metais, ar tu dar kažką. Grinai tik garsas girdėsi ir va ta akinanti šviesa. Ir tas visiškas lengvumas ir pajutimas, kad tu ne grubus kūnas ir tu ne protas. Iškai tiesiog lengva meditacija prasideda lengva. Gali kartoti ir va dar vienas dalykas, aš užfiksavau, kad nebesvarbu, kad aš ten čiupinėjau tos karoliukus, ten vienas, po to kitas, po trečias, po to ratas baigėsi, po to nuslenki ten. Jau nesvarbu, tiesiog ta mantra eina pastoviai, tiesiog kartoji ją ir gali ir nejudinti to grubaus kūno, to fizinių pirštų, su jais liesti karoliukas, koncentracija yra pakankama. Tai aš kaip suprantu, ten ir yra apvalomasis likmuo, kada kartoji ir tikrai keiti jau savo karmą, kada planetos nebeveikia, kada jokios subtilios būtybės nebegali pult. Bhaktivinoda Thakuras rašo, kad reiškia šventas vardas kaip saulės pradeda kilti ir lygiai toks labai panašus tas palyginimas. Jis netgi ir pagal patyrimus labai panašus, toks jausmas, kad kažkokia saulė pradeda kilti ir nusklinda viskas šviesa. Aiškiai, tada įdėmus kartojimas, įdėmus. Nėra net koncepcijų kažkokių, nėra net intelekto veiklos, tokios aktyvios, analizuot kažką, jau nekalbant apie protą, jis iš vis kaip dingęs būtų. Tik tais yra konkreti koncentracija į garsą. Va, ir pasklinda šviesa po visą kūną, tiek fizinį, tiek subtilų. Taip juokingai atrodo, kad ten laikai tos rutuliukus, karoliukus ar dar kažką darai, supranti, kad tu kartoji jau ne tik su fiziniu kūnu, bet ir subtilus kūnas pasijungęs į kartojimą. Ir vyksta galingas valymosi procesas. Dėl to šventas Dievo vardas jis yra, kaip ir Vedos rašo, pati aukščiausia forma meditacijos, pati galingiausia forma į Dievą. Aplamai pati galingiausia praktika apsivalymo. Nereikia turėti jokių iliuzijų. Tai yra pati galingiausia apsivalymo praktika. Ir jos užtenka Kali Jugui, kad mes apsivalytume. Jeigu mes negalim kartuoti vien tik šventų vardų, reikia dar tarnybą kažkokią užsiimti. Veikla. Jeigu neužtenka ir to, tada reikia šeimą turėti, darbą. Bet vis tiek galų gale viskas daisi to, kad liks mantra, liks garsas, liks meditacija garsa. Iki pastovaus kartojimo, netgi kada jau mokytojas, daleiskim, pasensta ir
nebeturi jėgų važinėti pamokslauti, atsideda mantros pastoviam kartojimui. Vadinasi, nirčala bhajanas. Kada sugeba, jau tiek apsivalymas yra, kad sugeba pastoviai kartot mantrą. Kaip siela bendrauti su aukščiausia siela. Vis tiek liks mantra galų gale. Dievo vardas, bendravimas su Dievu, su meile kartojant jo vardą. To šventas vardas yra pagrindinis nurodymas mokytojo, kurio reikia laikytis. Pagrindinis, 16 ratų, būtinai, jeigu davęs įžadus, jeigu ten mažiau, bet kasdieną stengtis kartot savo normą. Tai tikrai tas metodas, kuris per visą gyvenimą, dieną dienon praktikuojamas, atves iki tobulumo, be jokios abejonės. Hare Krishna.